Sveiki. Tai va čia noriu pasidalinti su jumis, kaip aš mezgu riešnes. Čia yra štai viena megzta mano riešinė. Čia atrodo, čia susiūta pusė. Matosi, kad susiūta. Šiek tiek gavosi ne visai tokia. Noriu, greičiausiai reikės permegzti. Bet bendras vaizdas štai toks. Tai yra tokias riešinę dar vieną aš megsiu. Galbūt tik tai, kad norėčiau virbalus pakeisti, bet jau dabar megsiu su tokiais, kokią pirmą riešinę nuvežiau, su tokiais virbalais megsiu ir antrą riešinę. Šiaip aš mezgu su virbalais 1,25 arba vienetukų, tai yra labai plonais, kad siūlas gulėtų iš tikrųjų gražiai ir nebūtų tokių visokių nukritimų. Tai va. Kai šitais virbalais aš megsiu štai tokio siūlo riešines, mėlynas, karoliukais va čia jau dalinausi, tai kažkaip bėriau truputėlį ant siūlo, taip žiūrėjau, kad turėtų visai gražiai įsipaišyti. Ir ką norėjau šitų savo video iš tikrųjų parodyti su šitais siūlais besitampydama, tai kaip iš tikrųjų tie karoliukai atsiduria ant to siūlo, nes mano kartais pažįstami mane pamato mezgant ir šiaip nepažįstami būna, kad žmonės paklausia iš smalsumo. O tai gerai, Rasa, kaip tu čia tuos karoliukus, čia tokį siūlą perki ar kaip? Aš manau, toks būna klausimas. Tai žinokit, ne, siūlą perku atskirai, karoliukus perku atskirai ir aš darau štai tokį darbą. Sakyčiau, labai vienas iš nefainiausių darbų, nes tiesiog reikia suvert karoliukus. Tai va, pabandysiu jungti šviesą. Tai štai va, susirankioju aš tos karoliukus. Aišku, dar prieš tai pasiskaičiuoju, kiek reikėtų pagal raštą. Tada kiek planuojama kartų tą motyvą kartuoti. Šiaip aš esu paskaičiavusi, kad 144 eilės, tai reiškia būtų 72 kartus, tai jeigu skaičiuojate tai pirmyn atgal, tai 72 raportai. Tai čia pakankamai taip lengvai man. Tai karoliukai paukšt ir ant siūlo. Dar kartelį surenku. Šiaip čia žiauriai geras siūlas, jis toks plonytis. Jeigu šiaip rinksitės, tai jis šiek tiek yra spirukliuojantis, kas irgi yra gerai. Šito siūlo sudėtis nėra 100% nevelnelė. Čia pagal etiketę yra 60% merinas, 10% kidmacheris, už tai matosi toksai truputėlį plaukelis ir 30% šilkas. Todėl jis turi šiek tiek blizgesio. Šiaip su siūlais riešiniam man tikrai yra striuka, aš nelabai randu lietuviškai rinkai man tinkamų siūlų, tai bandau įvairiausius variantus. Ir štai, čia pakankamai taip lengvai paukšta ir praslydo. Taip tas karoliukas atsiduria ant siūlo. Jau po to mezgimo procesas vyksta. Tai šiandien aš iš tikrųjų parodysiu, turiu jau suvertą ant siūlo karoliukus. Vakar sėdėjau vėriau, šitas siūlas yra storesnis, daug storesnis už tą. Ir po to vyksta tas karoliukų pertraukimas. Pratraukai po nedidelį kiekį, nes jeigu tamsiai didesnė, aišku, siūlos pliš ir tavo darbas tiesiog iššuniuotų jėgos. Tai kad to nenutiktų, po truputėlį prastuminėjom karoliukus. Kol parašėm, čia toks ilgas. Čia yra apie 1000 karoliukų, aš skaičiavusi, kad man į raštą maždaug tiek reikia. Apie 1000 karoliukų. Tai čia ta visa raizgalinė karoliukų ir yra. O raštas atrodo, minutėlę pasidalinsiu, kaip atrodo raštas. Jeigu įdomu, parašykite komentarus, galėsiu pasidalinti tiesiog raštu. Atsiųsti failiuką. Raštas atrodo štai taip. Tai pas mane paskaičiuota, kad yra 55
akis. 66, tai atsiprašau, 6 motyvai. Tai vat, sakykime, motyvas yra nuo čia iki realiai, štai, sakykime, nuo va šitos va vietos iki va šitos va vietos yra motyvas. Vat. Ir tokius 6 motyvus aš planuoju numegzti. Jau vieną riešinį numezgiau, tai ir antrą numegsiu. Tik šitam mano rašte, šitą riešinį aš naudojau štai tokius karbonzą 1,5 numerio virbulus. Tai, sakykime, kai pratusi prie 1,25 arba vienetuko, tai manęs rezultatas ne visiškai tenkina, bet jis yra pakankamai geras, bet netoks, sakyčiau, kruopštus ir kaip aš įpratusi matyti. Bet šiaip gyvenime esu mačius ir baisesnių variantų, kaip numezga ir dar blogiau būna. Tai va, tai nėra taip pats blogiausias, bet, sakykime, aš norėčiau iš savęs geresnio. Tai dabar tiesiog tuoj sugrįšiu su pradžia. Su pradžia tai yra uždėtomis akimis. Uždedam paprastai. Ir parodysiu, kaip aš pradedu megzti ir kaip tas visas mezgimas vyksta pagal raštą ir pagal visą kitą. Tai va, tik tai belieka uždėti kilpeles, tai yra 55 akis užmesiu. Ir tada startuoju darbą. Tai va tokios va tokelės. Ir šiaip dar turbūt kažką, dabar supratau, kas yra negerai, kas vis tik tai negerai su ta riešinė mano. Ok, bet gerai, permegsim. Nieko čia pasilaus. Nežinau, kas ne taip. Tai grįšiu su užmestom akim. Vis tik tai nusprendžiau, kad permegsiu šitą pirmąją savo riešinį. Nepatinka man nurstuka. Ir megsiu aš jau ant 1,25 virbalų. Štai taip. Tai va, dėdamis raštą. Pirma eilė. Pirma eilė mano yra pirma eilė. Štai šita. Čia tai būtų plius 1 ir plius kraštinė. Čia tiesiog. Tai va. Tai kad skaičiuoti, reiškia, aš skaičiuosiu taip, kiek pradžioje išmezgu kraštinę. 1, 2, 3. Ketvirta jau bus iksiukai šitie karoliukai, žymimi. Tai kas kopijuosit raštą, tai žinokit, yra viena klaida. Viena nedidelė klaidelė padaryta. Tai štai. Na ir pradedam. Gudriai. Gal truputėlį pabandysiu pakelt kamerą. Na, atrodo dabar biškį geriau vaizdas. Truputėlį geriau. Atsiprašau, aš leksikoną. Tai matyt, reikės truputėlį prisispausti tas karoliukus, kad jie čia man nečiuožinėtų. Tai štai. Taip. Pradedam kraštinę. Nepasakiau, viskas mesdama vien gerom akim. Kraštinė. Tada ta viena mano papildoma, kur aš tą sakiau. Tada pagal raštą dar 2. 1, 2. Ir tada pagal raštą yra 1, 2 karoliukai. Tai atsistumiam 2 karoliukus. Štai. Taip. Karoliukas prie čia ir tada išmezgam gerąją. Čia karoliukas čia ir išmezgam gerąją. Ir vėl pristumim karoliuką ir gerąją. Šita kilpelė yra karoliuko kilpelė. Susimaišykit. Tada vėl pagal raštą 1, 2, tada 3 karoliukai, atsistumiam 3 karoliukus
Vėlgi vienas. Čia karoliukas ir išmezgam gerą akį. Vienas. Dar kartą. Pabandysiu sufokusuoti. Taip. Čia stumiam karoliuką. Pagal raštą tai dabar būtų pas mane 3 karoliukai. Pristumiam gerai. Ir tiesiog išmezgam kilpelę. Dar vienas karoliukas. Vėl pristumiam. Ir čia jau yra kilpelė. Truputėlį sluoksniuojasi siūlas. Va. Ir gaunam štai tokį truputėlį ale raštelį. Na, čia dar giliau. Toliau pagal raštą vėl eina 3 kilpelės. Tai paprastai tiesiog gerosiam akim. Vienas. 2. 3. Na, pirma eilė tokia sudėtingesnė, tai pabandysiu pritraukti kamerą, nes man rankos vis nuslysta. Toliau eina pagal raštą vėl 2 karoliukai. Tai vėlgi keliauju, kur ten jau pradžia. Tiksliau pabaiga. Pristumiu vieną atitraukiu. Išmezgu kilpelę. Ir vėl pristumiu karoliuką ir dar išmezgu antrą kilpelę. Štai taip. Tada pagal raštą vėl 2 kilpelės. Gal kiek pradžia yra sudėtingesnė, bet tokai įsimezgi, tai jau mezgiau. Tada 3 karoliukai, vėl atsistumė 3 karoliukus. Gal sakyčiau, daugiausiai tai yra paruošiamasis darbas visame šitame. Aišku, numegzti irgi yra reikalų ir laiko. Tai vat, vėl pristumiu karoliuką ir tiesiog gerai akis. Taip. Na, taip pat turi pasimatyti. Ir dar po to 3 peris ir vėl 2 karoliukai. Taigi. 1, 2, 3. Štai. Atsistumiam 2 karoliukus. Jeigu turit namie savanorių, kas jums pastumdys juos, tai jums labai pasisekė. Aš tokio neturiu, tad stumdau pati. Na va, taip atrodo visa eilė numegzta. Tai yra 2, 3, 2, 3, 2. Ir toliau vien gerosiam akim mezgam. Pirma eilė kiek sudėtingesnė, po to lengvai. Taip. Na. Ir parodysiu, ką turėjau omeny, tai vat vis tiek mezgant prikeliavom tas karoliukus, baigėsi siūlas. Tai jeigu, sakau, namie turite, kas jums stumdys tos karoliukus per siūlą, tai valio sveikinu. Aš tokių savanorių neturiu, tad tenka daryti tai pačiai. Paskutinę visą laiką aš išmezgu išvirkščiąją kilpelę. Taip gražiau tada nusiema pradėjus vėl megzti. Tai vat. Atgal keliaujame tik tai gerosiam akim, jokių karoliukų, jokių ten įmezgimų, nieko. Tiesiog keliaujam vien gerosiam kilpelį. Aišku, dabar čia turiu prasistumdyti savo siūlą.
nes jis paprasčiausiai baigėsi, aš sumezgiau. Tai va. O šiaip, šiaip gražu ir smagu megzti iš tų karosų, tais karoliukais. Tikrai vaizdai gražus, tai va dabar čia būtų pagal raštą 3 eilė. Pagalvojau, kad padarysiu nedidelį PDF failiuką, kuriame įkelsiu tokius, sakykime, lengvesnius vienspalvius raštus, kurį galėsite, įkelsiu jo nuorodą, galėsite parsisiųsti, atsispausdinti ir megzti. Kaip ir sakiau, šitame rašte yra viena klaidelė. Tai jeigu kopijuojat, tai turėkit omeny. Taip. Toliau va, grįžtamoji eilė. Tai aš pirmą klipelę visą laiką nukeliu, o po to mezgam vien geruosiu. Noriu primegzti prie karoliuko, kad pamatytumėt, kaip tai atrodo pramezgimas tiesiog pro karoliukus. Tai tikrai nieko ypatingo. Taip, virbalai yra labai ploni. Tai kartais, kai pamezgi riešnes ir po to paimi storesnį virbalą, tai šiek tiek pirštai nedraugauja. Ta kamera tai kažkaip nusifokusuoja man. Bet aš laisvai nemezgu. Vis tiek man riešinė turi būti tampri. Ta prasme tokia, tas karoliukas kabo tarp klipelės, tarp klipelių. Ir štai taip. Ir pabaigiam iki pat galo. Štai grįžtu su 3 eilė. Tai irgi būtų viena kraštinė, viena plius ir tada 1, 2, 3 dar išmezgam. Tai taip ir darom. Ir taip. Nukeliam. Dabar bus 1, taip. To 1, 2, 3. Štai. 2 karoliukai. Vienas. Antras. Tada 1. 1. 2. Tada 1 karoliukas. Tada 1, 2 vėl. 1 karoliukas, 1, 2, 2, tada vėl 1 karoliukas ir po to vėl 1 karoliukas. 2 išmezgiau karoliukus. 1, 2. Vienas. Visada klipelė už karoliuko priklauso karoliukų. Nesiskaičiuoja į tas klipelės tuščias. Tada 1, 2. Taip. 1, 2. Beveik pataikiau atsistumt karoliukų. 1, 2. Ir čia dabar 1, 2, 3, 4, 5 ir tada karoliukas 1. 1, 2, 3, 4, 5. Linkiu mezgant klaidos nepadaryti, nes tada būna skauda.
tikrai labai nuoširdžiai skauda, patikėkit manim. Arba turi ten jau taip išmaniai stumdyti juos per tas kilpeles, arba tiesiog išardyti. Tai dažniausiai radau, jeigu padarau klaidą. 2, 4, 5 ir trūksta man vieno karoliuko. Štai, tas vienas karoliukas. Ir vėlgi, eilę pabaigiam, tiesiog baigėsi karoliukų raštas, todėl eilę pabaigiam ant geruose. Tai, parodžiau kelias eilės. Štai taip atrodo vidinė pusė riešnės, be karoliukų. Taip atrodo išorinė pusė su karoliukais. Šiek švietimą nuo kompo duosim. Taip atrodo su karoliukais. Taip atrodo galutinis rezultatas pačios riešinės. Aš šiaip stengiuosi rinktis, visą laiką stengiuosi rinktis arba derančias tarpusavės spalvas, tai yra ten raudona, ten, sakykime, būna ta mėlyna, švelniai balta. Yra tai, kada renkuosi spalvas, kurios yra labai viena nuo kitos atšokusios. Na, čia mano asmeninis yra pasirinkimas ir aš taip asmeniškai renkuosi. Kiti mėgsta tas labai spalvingas, labai tokias ypatingai. Šiaip jeigu įdomu, kaip mėgsti spalvingą riešinę, tai pasidalinkit komentarus, jeigu įdomu, tai padarysiu video, kaip mėgsti spalvotą riešinę. Nes vis dar turiu planuose permėgsti savo dzūkų raštais esančią riešinę, nes tiesiog nuo amžiaus jinai susidėvėjo. Tai vat planuoju permėgsti. Jeigu įdomu, pakomentuokit, pasidalinsiu, kaip susivert karoliukus, kaip viską pasidaryt. Tik schemos nepasidalinsiu, nes tai yra autorinis žmogaus darbas. O šiaip iš bet kokios schemos galima padaryti spalvotą, tik reikia sugalvoti, kaip tu tas spalvas suderins ir kaip sudėliosi. Net ir pačiam šitam raštelėje galima padaryti spalvotą, pavyzdžiui, patriotiškai geltoną, žalią, raudoną. Čia va geltona gali būti, sekantis žalia, dar sekantis raudonas motyvas. Viskas, 3 spalvos. Kaip jas suverti, jeigu įdomu, pakomentuokit, pasidalinsiu kitame video. O dabar sugrįšiu pas jūs, kai jau numegsiu, sakykime, vieną motyvą. Tai yra, jeigu nuo šitos vietos pradėjau, tai ties šitą vietą ir pabaigsiu. Grįšiu va tada. Štai aš ir vėl grįžau, tai pabaigai noriu parodyti, kaip vis tik tai jau numesgiau 3 motyvus, pradėjau 4. Tai čia yra mesgiau aš su 1,25 numerio virbalais. Ir štai noriu parodyti, koks yra skirtumas tarp 1,5 ir 1,25. Tai skirtumas į ilgį, nors akių skaičius yra toks pats, bet į ilgį skiriasi 3 kilpelėm. O štai pagal tankumą mezginio, tai irgi jeigu sudėstumėm, tai čia yra prasidėtų taip maždaug. Tai mano 3 čia, o jau čia šitas 3, tai sakykime, jeigu taip pasižiūrėt pagal tankumą, tai štai mano 4 čia, o senosios riešinės 4 štai čia yra netgi motyvas. Tai realiai jinai daug yra tokia stangresnė, tampresnė ir tokia, sakyčiau, labiau su 1,5 numerio virbalais mezgant, tokia jinai truputėlį yra minkštesnė. O štai jau su 1,25 virbalų mezgimas, mezgimas toks truputėlį yra tvirtesnis toksai, ir tos pačios kilpelės jos yra mažesnės. Tai šiaip man labiau vaizdas patinka su 1,25. Aš visą laiką mėgau šitus virbulus, visą laiką su jais mėgdavau 1,25 arba vienetukas. Čia buvo pabandymas, bet panašu, kad aš vis tik tai išardysiu šitą riešinę ir permėgsiu su 1,25 virbulu, nes man labai nepatinka. Nepatinka, man tokia skistoka atrodo. Tai aišku, čia yra pasirinkimas jūsų, kokiais virbulais mėgsit. Yra kas mezga ir 3 numerio virbalais ir jiems viskas yra ok.
Asmeniškai man tai nepatinka, man turi būti riešinė, jinai tokia tvirtesnė ir labiau atraukianti, vis tik tai jos ir funkcija yra tokia, šildyti ranką. Tai raštelis yra pas mane štai toks, aš labai, kaip ir minėjau, mėgstu panašius karoliukus su panašia spalva, kad sakykime, nespigintų akių ir labai taip, neįsišoktų, sakykime. Taip, tų visokių rašto spalvotų aš nemėgėju, aš tokius geometrinius labiau renkuosi, bet čia kiekvienas skonis ir kiekvienam pagal jį. Dėl pačių raštų, tai parašykite komentaruose, įdomu, atsiųsiu nuorodą, kur tuos raštus aš padėjusi ir iš kur galima būtų parsisiųsti, nes jeigu bus daug užklausimų ir daug norinčių, tai aš tada įkelsiu nuorodą, o šiaip tai atsiųsiu būtinai asmeniškai. Tai jeigu mėgsit, jeigu buvo aktualu, jeigu buvo įdomu, pasiekit kanalą, parašykit komentarą ar atsiliepimą, gerai, negerai, ką pataisyti reikėtų, kaip informaciją pateikti reikėtų, jeigu buvo negerai kažkas tai. Ir aišku, lauksiu jūsų darbų, nuotraukų ar nuorodos, kur darbą įkėlėt, kad pamatyti, kaip tai irgi atrodo, ar jums irgi pavyko. Mezgimas riešinių karoliukais, jisai, nežinau, daugybę metų egzistuoja, daugybę metų yra mezgama ir vis dar neišeinantis iš mados dalykas ir vis dar yra nuostabus aksesuaras tiek rudenį, tiek vėsesniam orui pavasarį ar vasarą. Tai visoms jums gražių mezginių ir lauksiu jūsų atsiliepimų ir darbų. Iki!